Vidinės ramybės galia. Mielieji, noriu papasakoti jums apie unikalų socialinį psichologinį eksperimentą, kuris buvo atliktas per Izraelio-Libano karą. Eksperimento esmė tokia. Grupė žmonių buvo apmokama, kaip savo viduje sužadinti taikos ir ramybės būsenas. Šių būsenų jie siekia maldomis, meditacijomis, saviįtaiga. Po apmokymų šios žmonės atveždavo į karo sugriautas, nuniokotas artimųjų rytų teritorijas. Ir kai jie patekę į šį košmarą generuodavo savyje vidinės ramybės, taikos, harmonijos būsenas, teroristinių veiksmų skaičius smukdavo žemyn. Taikių gyventojų terorizavimas liaudavosi arba įgydavo kur kas švelnesnės formas. Žmonių aukų sumažėdavo. Vos tik ši šviesos žmonių grupė nustodavo koncentruotis į taikos ir ramybės būsenas, viskas tuoj pat grįždavo į ankstesnę padėtį. Šis eksperimentas parodė, kad net ir tuo atveju, kai nedidelė žmonių grupė palaiko savyje taikos, ramybės, harmonijos būsenas, tai sukuria tam tikrą energetinį lauką, kuris pradeda veikti aplinkinį pasaulį, daro įtaką karštiesiems planetos taškams. Kuo daugiau žmonių įsiugdo gebėjimą generuoti savyje ramybės ir taikos būsenas, tuo greičiau ir stipriau reiškiasi teigiamas poveikis visai planetai. Šis eksperimentas buvo pavadintas Taikos artimuosiuose rytuose projektu. Pasaulis laikosi dėka žmonių, kurių dvasioje viešpatauja meilė, harmonija, taika. Tai mūsų civilizacijos pagrindas. Šie žmonės nesiskundžia ir nesmerkia pasaulio dėl jo netobulumo. Jų nekankina keršto jausmas, neapykanta. Jie neleidžia savo niekinti kitos nuomonės, kitos tautos, kitos valstybės. Jie neleidžia baimė ir nerimui praryti savęs. Jie ir toliau daro gerus darbus, išlieka geri, žmogiški, rūpinasi giminėmis ir artimaisiais, padeda visiems, kam tik gali. Dažnai jie net nepagalvoja, kad tokiu būdu gelbsti pasaulį nuo griūties. Išlaikydami meilę, ramybę, taiką savo dvasioje, stiprindami žmogiškumą, rūpindamiesi artimaisiais, mes ne tik darome teigiamą poveikį mūsų supančiam pasauliui, bet ir stipriname savo mentalinę, o kartu ir fizinę sveikatą. Ir kuo daugiau mūsų planetoje tokių ramybę ir harmoniją skleidžiančių žmonių, tuo geriau pasauliui. Kuo dažniau kartokite tokius žodžius ir žadinkite savyje tuos žodžius atitinkančią būseną. Štai tie žodžiai. Aš už taiką. Aš palaikau tuos, kurie kenčia nuo karo veiksmų. Tegu visi būna gyvi ir sveiki. Linkiu taikaus dangaus virš visų mūsų galvų.